Sveiki visi, pradėsiu kurti GameMaker pamokas. Pirmoji pamoka bus apie parsisiuntimą ir instaliavimą, o supažindinsiu su programa per pamokų, tiesiog kitų pamokų kūrimą. Tai ką pirmiausia darome, tai einame į nuorodą, kurią paliksiu aprašyme. Einame į internetą. Nuorodoje tiesiog aš naudosiu šitą programą Pro 8 ir tiesiog naudokite tą pačią ar galit kitą, nes manau viskas išeis. Tai tiesiog parsisiunčiate per nuorodą mano failus tuos. Taip, biškiuką palauksime. Pirmosios pamokas kursiu apie 3D vaizdą, paskui pereisim, atrodo, prie 2D vaizdo. Taip ir funkcijų ir lauksiu jūsų prenumeratų. Bandysim kažką gaminti. Dabar tiesiog taip. Norėčiau dar pasiūlykit kokių, su kuo filmuoti, būtų geresnis tas grafika ir kad geriau jums būtų, o aš tai nežinau, tiesiog programą tokią parsisiunčiau, bandau filmuoti dabar, o paskui žiūrėsim, kažką gerinsim. Tai va, toliau ką archyvuojam. Einate čia, tiesiog susiinstaliuojate. Next, pavyzdžiui, čia taip, čia sutinkate, čia nustatote, kur norite, next. Ir spaudite start, jums instaliuos, aš jau tikrai instaliavęs. Toliau einate į kreką, susirandate, kur instaliavote, įkeliate šį failą. Ir jums būna štai tokia programa. Tai tiek šią pamoką, manau, taip lengvai. Kitą pamoką kursiu 3D vaizdą, sienas, lubas uždėsim. Sienų ne, lubas ir grindis, taip. Ir tiek, manau, ką daugiau. Viskas, tiesiog laukiu jūsų, kad programą kokią pasiūlytumėt, subscribinkit. Lauksiu. Kursiu kuo daugiau subscriberių, tuo daugiau video. Tai tiek, viso.